Kas sekat kanalą, matėt, kad nusipirkau offroadinį moc. Bet nikam nepaslaptis, kad aš offroadu važiuoju, nesu labai daug važiavęs, ypač su tikro offroadiniu mocu. Ir buvau užsiminęs, kad reikėtų pasiimti pamokų. Žinojau, kad Motofoxas daro offroado pamokėlis, tikrą žadėjau pasiimti, bet dabar sužinojau, kad man net nereik laukti sezono pradžios, nes aniai Ispanijoje daro mototurus ir tiem tortų CF, būtent tokiu pačiu kaip mono prisivežėm. Ir Suanas daro turus ir daro trasas yra, kelionis ir panašiai. Tai aš gal padariau biškį tokį spontanišką sprendimą, bet nusipirkau jau bilietus. Tai vasarį gal skrendu į Ispaniją su Motofoxu mokintais važiuoti offroadu. Ani man sakė, kad yra dar 2 vietos laisvos, tai jeigu kažkas norėt, čia man keli žmonės rašėt, kad varom kartu mokintis, tai va, proga galiam varyti kartu mokintis. Tai aš paleiktų anų kontaktą, galite parašyti, jeigu dar liek tos 2 vietos varom. O šiaip tai, kodėl mane užkabino, tai todėl, nes užtenka atskrėst, nams yra, motociklai yra, trasas yra paruoštas. Aš sakiau iškart, kad esu biški nevykėlis, tai sakė, kad nepergyvenk. To ar trasų teik pradedantysim, teik profam. O man kas žiauriai geras pliusas, kad pirmieji blina bus ne su man paties motociklu, o su identišku kažkino kito. Na, aišku, nei ten sulunkas visko ir tai nenuderksiu, jau ten rašysit paskiau man komentarus. Bet aš puikiai suprantu, kad man tikrai reikia išmokti važiuoti ir ypač jeigu į toks kelionis, koks aš noriu ir koks planuoju varyti. Tai, kad nežūčiau kur nors ant kalną, būtų gerai išmokti važiuoti, tai profesionalas pasitikėti ir visai geriausia. Tai o kas norit varom kartu, o visiems kitiem laukiat videosikų, nes manau, kad tikrai bus įdomu daug kom parodyti. Aš jau biškį ir pats susiradau kelis spotus, katrus norėčiau aplankyti, katrus labai rekomenduoju aplankyti. Nes būtent ten, kur raniai daro tus turus aplinkau Malagą, yra žiauriai daug kalnuotų vietų ir vaizdai yra tikrai neįtikėtini, tai labai stengsiuos parodyti viskam. Sezonas prasidės anksčiau negu tikėjaus.